Paskutinį sekmadienį nebegersiu degtinės, nemylėsiu merginų aš daugiau. Ką tu čia tokiam amžiai primylėsi ir kokią degtinę tu gersi? Už savo pinigus degtinės negeriu. Už svetimus su jumis, kad ir dabar, negyvai. Esu poetas, tiksliau buvęs poetas, dabar jau nerašau eilėraščių. Bet kaip kiekvienas poetas turiu savo pseudonimą. Mano pseudonimas Zenas Papuasas Veliunietis. Kodėl pseudonimas toks? Jis su naujosios Gvinėjos aukštai civilizuota Papua gentimi nieko bendro neturi. Tai lietuvių kalbos sudurtinis žodis. Būna lakūnas asas, šoferis asas, žodžiu, žmogus daug nusimanantis savo srityje yra asas. Prie Nemuno buvo toks paprotys. Reikėdavo mergaitėms padėti auginti krūtis. Ir jeigu vyras turi kepurę su snapu, jisai būdavo vaikus tas mergaitės ir bando apkaupti papus. Mergaitės klykdavus bėga ir galvoja, ar ne per greitai bėgo, gali nepavyti. Egzegi monumentum. Daugelis poetų yra rašę tuos egzegi monumentum savo. Puškinas irgi rašė, bet tik Zgirosas, Chamas, Pagirūnas. Klausykite, ką jis ten rašė. Я памятник себе возвекни рукотворный. Pagirūnas, ai tiek to. Geriau paklausykite mano. Kur kas švelnesnis, subtilesnis ir įtaigesnis. Zenas Papuasas Veliunietis, Petro iš Pupkaimio sūnus. Esu lieknas, kiek paliegęs susirietęs, bet savo meilės aš nedalinu perpus. O tokia didelė, ilga, nepakartojama, širdį sužaloju krūtinę. Ir dabar dažnai dar vergus moja man, kviesdamus ateiti vakare. Žmonės, man paminklą pastatykit, zoologijos sode kampe. Ant paminklo stampiai parašykit. Zenui Papuasui Lietuva. Poeto dalia kartais gali būti labai nedėkinga. Štai tokia Salomėja Nėris savo laiku buvo priversta parašyti odę Stalinui. Buvo 1980 metai ir artėjo Lenino gimimo diena. Tais laikais visose įstaigose reikėdavo išleisti būtinai sienlaikraščius, tai vadinus kultūriniu gyvenimu. Na, artėjo balandžio 22 Lenino gimimo diena ir direktorius man buvo pavedęs parašyti eilėraštį Leninui. Tada Lenino turėjo suėti 110 metų. Na, nelabai norėjau to eilėraščio rašyti, bet jeigu Salomėja Nėris galėjo savo leist parašyti, galvoju, ir aš tiek to nusileisiu ir aš parašysiu. Parašiau tokį eilėraštį. Leninui 110. Šitos korūtys kaip slyvus prinauko ir jas myli vyriškiai visi. Žibakis net mažo pirmoko, kai praeina papukai kieti, kasgi papui taip himnus dainuotų, jei nebūtų pasauly manęs, viso žemė vos balsuotų ir neskintų mergaitės rožes. Aš tikiu, kad yra vienas papas, pats didžiausias iš papų visų. Papo dydis tai šviesmečių matas, papas tėvas planetų visų. Aš Kolumbas tą papą suradęs, man negaila parodyt galiu, patikėk papu, dainą supratęs, negailėsi mergaitėms gilių. Mano papas visatą maitina, mano papas šviesa ir tamsa, mano papas gaivina troškina, mano papas skambiausia daina.
O mergaitė, tu motina būsi, basais papais maitinsi vaikus, vaikai augs, tu pasensi, išžiūsi, prisiminsi būtuosius laikus. Nebijokite rodyti papų, papai grožis ir papai mintis, prirašysiu daug papams tiradų, papas bomba ir papas mirtis. Direktorius pasižiūrėjo, bet nesako, nu tu visai durnas, tau negalima nieko rimtų pavest. Sakau, direktoriau, šiuo metu Leninas maitina tik tai Tarybų sąjungą, pagerėjus kosminiams ryšiams, jis galbūt maitins visą visatą. Direktorius sako, visai durnas.